trumpas pranešimas. Kodėl aš labiau perėjau į TikToką? Perėjau dėl to, kad, žinot, per 8 metus surinkti tik tai 400 sekėjų, kurie dar su kiekvienu video vis po vieną dingsta, neaišku dėl ko, nes aš jeigu, pavyzdžiui, užsiprenumeruoju žmogų, tai aš ir toliau prenumeruoju. Ir iš tų 400, ten 100% ten niekas nežiūri nieką, nei komentuoja, net like nesugeba paspausti, net automatiškai to video YouTube'as tada, toliau nesiūlo niekam. Tai kokia prasmė tada kažką čia daryti? Kokia prasmė? Aš sugaištu va šitam, nesakau čia, kad pas mane čia šedevrai, bet vis tiek tam šudinam video, vien tik tokiam video, aš 5, ne šitam, kur dabar filmuoju, bet va tokiam, kur aš montuoju, 5 valandas sugaišti per dieną. Tai jeigu ką nors geriau nori sumontuoti, tai ten iš viso, praktiškai visą dieną tau išeina, jeigu nori kažką geriau sumontuoti. Ir dėl ko? Dėl to, kad ten koks vienas žmogus ar porą pasižiūrėtų ir ten 4 paspaustų laiką. Gaila laiko, žinot. Ir aišku, ir kai taip nieks nežiūri, jokios atgalinio ryšio, tau net ir filmuoti nesinori nieką, nes tai vis tiek yra vargas, tu turi apgalvoti, ką filmuoti, kaip montuoti, nes taip beleko irgi neprisidarysi, tada būna sunku. O kai tu tai, galvoju, kad čia vis tiek niekam neįdomu, ką čia filmuosi. Toks, kaip sakant, tokios motyvacijos trūksta. Todėl aš dabar labiau perėjau į TikToką, nes tenai tokia labiau interaktyvesnė aplinka. Ir plius tenai kažkaip tai atgalinis ryšys yra didesnis. Daugiau tų laikų paspaudžia, da kažkas pakomentuoja, nors ir heito aišku tai nemažai, bet aš dabar pasidarius N18, kad nelystų vaikai visokie. Ir kažkaip tai ten tas TikTokas labiau siūlo visiems, daugiau tokių yra galimybė ant naujų lankytojų užsirauti. Ir tenai mažiau to vargo, nufilmavai, įdėjai, pagal šabloną tau sumontavo, daug greitesnis ir mažiau to vargo. Todėl aš labiau dabar esu tik tokią daug ko prikėlusi. Aišku, aš ir YouTube'ės nepamiršiu, kažkiek tai sukaupusi daug medžiagos, viską, net ir iš to TikToko galbūt kažkiek tai įkelsiu ir čionais visą rinkinį, bet aišku, reikės ilgiau laukti, kol aš tai padarysiu. Todėl, jeigu norite, kad aš ir toliau tęsčiau, taip normaliai tęsčiau YouTube'ą, būkite aktyvus žmonės. Nes kiti tikrai matai, kad nieko doro neparodo, bet juos žiūri, kažką ten malažinai, o čia dar stengias kažką, tada lyg ir daugiau kažko parodai kartais ir vis tiek niekas nieko. Tai, kaip sakant, man labai yra svarbi motyvacija. Ne tik man, čia daugeliu mūsų kūrėjų yra svarbi motyvacija, kai tave žiūri, reaguoja, dar kažkaip, tai tau daugiau yra noro kažką daryti. Nes taip, kam čia vargti, jeigu niekas tavęs nežiūri ir niekam tas neįdomu.